Sveiki visi. Tęsime planimetrijos temos nagrinėjimą ir čia turime dar vieną trikampių ploto skaičiavimo formulę, kuri taip pat yra labai dažnai naudojama ir pabandysime ją panagrinėti, pasiaiškinsime esmę jos ir, žinoma, įrodysime, kaip jinai yra gaunama. Gerai, tai trikampio plotas lygus dviejų jo kraštinių ir sinuso kampo tarp jų sandaugos pusiai. Tai užrašoma yra tokia formulė. S yra lygu 1/2 AB sinus gamma. Galim paimti ir kitas kraštines, tai pavyzdžiui B ir C, tačiau jau bus kitas kampas, pavyzdžiui sinus alfa. Na ir jeigu naudosim dar kitas kraštines, tai daug paimsime dar vieną kampą tarp jų. Būtent tarp šitų kraštinių turi būti kampas. Taip, be jokios abejonės, kaip ir minėjau pradžioj, kažkurią formulę pabandykime įrodyti. Tai įrodykime formulę S lygų 1/2 AB sinus gamma. Tai vat, na aišku, įrodymas be brėžinio bus labai komplikuotas ir sudėtingas, tai pasidarykime brėžinį. Turime 3 taškus, pasižymėkime jos raidėmis A, B ir C, tada jos sujungkime, pasižymėkime kampus alfa, beta ir gamma, jos pasižymėkime skirtingais lankelių kiekiais, skaičiais ar kiekiais ir po to dar susirašykime kraštines A, B ir C mažosiomis raidėmis, kad būtų tiesiog mums patogiau ir galiausiai matytųsi pagal mūsų formulės. Tai tarkim, mes dabar, kai įrodinėsime formulę S lygų 1/2 AB sinus gamma, tai štai, matot, yra A yra kraštinė BC, B kraštinė yra AC ir kampas tarp jų yra būtent gamma. Gerai, tai dabar tam reikės dar šiek tiek ir papildyti brėžinį, kad galėtumėm įrodyti tą formulę. Tai vienas dalykas, ką reikėtų padaryti, pirmiausia, reikėtų aukštinės nubrėžtos iš viršūnės A į kraštinę BC. Tai štai mes ją nusibrėžkime, pasižymėkime tašką, parašykime, kad čia tas taškas yra D ir dar pažymėkime, kad čia yra status kampas. Tai va, dabar dar tą aukštinę pasižymėkime patogumo dėliai HA. Tai va, tai bus visas brėžinys štai toks. Gerai, dabar toliau prisiminkime prieš tai naudotą trikampių ploto formulę, kuri yra S lygų 1/2 A kart HA. Taip, ir dabar trikampyje ACD trikampyje, kuris yra statusis, galime panaudoti smailiojo kampo sinuso išraišką. Ji būtų tokia, reiškia, sinus gamma yra lygu HA padalinta iš B. Na, statinis esantis prieš tą kampą su įžambine, čia toks yra santykis, ar ne? Ir toliau, norint išreikšti HA, būtų patogu abi lygybės pusės padauginti iš B. Na, štai tą ir padarykime. Tiesiog padauginame iš B. Gerai, toliau gausime išraišką HA. Ir ta išraiška bus tokia, reiškia, kai mes dauginsime iš B, tai čia prie sinuso gamos atsiras. Kadangi mes abi lygybės pusės turime dauginti, todėl atsiras prie sinus gamos būtent B, o HA padalinta iš B čia susiprastins tiesiog B ir liks tik tai HA. Tai štai ir gavome, kam yra lygu HA. Taip, dabar jau galime šią išraišką įsirašyti į formulę S lygų 1/2 AH ir A simboliukas, indeksas, gal taip labiau reikėtų sakyti. Taip, ir dar pažymėkime su rodiklė, kur mes įsirašome. Tai vat, matot, yra formulė, kurią mes turėjome, jau įrodėme praėjusį kartą ir praėjusiame video matėte ir dabar mes jo galime, reiškia, įsirašyti va tą išraišką ir pasižiūrėkim, kas čia gausis. Taip, tai turim, reiškia, 1/2 A, tai ta A raidė paliko, štai čia, ir vietoj HA, va čia, kur turėjom HA, mes įsirašome B kart sinus gamma. Tai štai, va, gaunam tiesiog tokią formulę, kurią mes parašom tiesiog taip. Tai, va, nebededam tų daugybos ženklų, galime parašyti tiesiog taip, būtent tai mes ir norėjom įrodyti. Taip, tai dabar panagrinėkime pavyzdį. Tai štai aš dar priminsiu, kad norėjome įrodyti štai tą formulę ir mes ją kaip tik apačioj ir gavome.
Gerai, tvarkoj. Tai dabar pavyzdys. Remdamiesi brėžiniu, apskaičiuokite trikampio ABC plotą. Tai brėžinys yra toks, kad turime, reiškia, trikampį ir turime duotas dvi kraštines ir kampas tarp jų yra lygus 30 laipsnių. Tai vat reikia surasti tokio trikampio plotą. Gerai, pabandykim tą ir padaryti. Tai sprendimas. Matome, kad duoti trikampio kraštinių ilgiai ir kampas tarp tų kraštinių. Todėl iš karto galime taikyti formulę, tą, kurią mes ką tik ir įrodėme. Ne? Gerai, toliau tiesiog įsirašome skaičius ir suskaičiuojame. Tai dabar aš truputėlį paaiškinsiu, kur čia kas gavosi. Tai dabar pagal tą formulę čia buvo 1/2. Tai štai čia. Toliau vietoj A mes įsirašome 12. Taip, įsirašome 12, vietoj B įsirašome 15. Ir sinus gamma tai yra 30 laipsnių. Taip, ir susiprastiname. Matot, 12 ir 2 dalyjasi iš 2, todėl gausi čia 1, čia 6. Na, o čia šitoj vietoj turime toliau, kad šešetas čia liko, 6 kart 15 kart sinus 30 laipsnių. Dabar vietoj sinuso 30 laipsnių mes įsirašome 1/2. Čia galit prisiminti arba iš lentelės įsirašyti. Ir mes tiesiog suskaičiuojame, na, nesuskaičiuojame, kol kas dar suprastiname 6 ir 2, dalinasi iš 2 abu skaičiai, todėl čia gaunasi 3, o čia 1. Na ir jeigu sudauginsime toliau, na, mums lieka tiesiog 3 kart 15 ir sudauginus gaunas 45 kvadratiniai centimetrai. Tai va, ir gavome atsakymą, kad tai yra 45 kvadratiniai centimetrai. Tai va taip ganėtinai paprastai yra išsprendžiamas uždavinys, kai tiesiog viskas yra duota, mums užtenka į formulę susirašyti ir viskas ir mes gaunam atsakymą. Tai va, svarbiausia turėkite omeny, kad turi būti dvi kraštinės duotos ir kampas tarp jų. Jeigu neduota, bandom susirasti ir mes tada tiesiog pagal tą formulę galim suskaičiuoti. Tai va, gerai, tai sėkmės visiems ir susitiksime kitose video epizoduose. Iki.